Mūsų medikė, gydytoja, psichologė, psichiatrė Svetlana Glebova. Tema pavasaris ir psichologija. Aišku, norėčiau, mes visi laukiam visą laiką pavasario. Taip, pavasaris mums mintise atrodo čia kažkas tai įspūdingo, geriausia laiko turbūt ir nėra. Bet realiai gyvenime taip išeina, kad pavasaris turi tikrai labai daug teigiamų pusių, bet kaip nekeista, nemažiau ir neigiamų. Kadangi toks laikotarpis pavasarį vyksta persitvarkymas mūsų organizmo iš žiemos režimo į vasarinį režimą. Ir čia surišta be abejo labai daug ir su gamta. Pavasarį, žiemą mes jau kažkur tai tamsoje sėdėm, mažai judam, mažai bendraujam, mažai išeinam į lauką, dauguma, aš kalbu dauguma, aišku, yra žmonių, kurie labai aktyvus, bet dažniausiai būna tokia situacija, kaip aš pasakiau. O čia pradeda šviesti saulutė, bet iš vienos pusės čia labai smagu, saulutė šviečia, bet padidėja radiacija, kas atsiliepia be abejo mūsų organizmui. Pradeda žydėti iš karto irgi kitas neigiamas momentas, čia vis dėlto padidėja alergenų. Sakysim, mūsų oras irgi labai daug atneša mums visokių įvairių tokių dalykų. Tai vieną dieną žiema, kitą dieną pavasaris, trečią dieną jau vasara. Realiai jūs galite suprasti, kad mūsų organizmui viskas čia, šitas dalykas atsiliepia. Be abejo, iš karto pajus vieną dieną plus 15, kitą dieną minus 10. Kaip matot, čia yra stresas organizmui. Ir aš ir norėčiau pakalbėti apie tai, kad pavasaris tai yra stresuojantis momentas mūsų organizmui. Ir mums reikia būtinai šitą dalyką atsižvelgti. Su kuo mes dažniausiai susitinkam? Aišku, padidėjusi radiacija. Saulutė daugiau šviečia, daugiau, kaip sakoma, ir atsiranda odos problemos, ir pasausėja, ir pigmentacija, ir be abejo mes šitą jaučiam ir mums labai nemalonu tą jausti, kadangi visiems norisi tuo momentu atrodyti gražesnėm, jaunesnėm, kaipgi pavasaris, o čia viskas ne taip, kaip aš norėčiau. Kitas dalykas, keičiasi maitinimas. Žiemos metu, be abejo, mes valgom daugiau tokio stipresnio maisto, pavasarį norisi ką nors tokio lengvesnio, iš karto planuojam dietos, jokių būdų negalima, kadangi šiuo momentu pavasarį organizmas persitvarkė ir jam reikalingi ir baltymai, ir angliavandeniai, ir riebalai, ir visi norim kuo greičiau atsisėsti ant tos dietos, atrodo, kad jau figūra turi, jokių būdų, jokios tai griežtos dietos pavasarį tikrai laikyti negalima, griežtų dietų laikyti negalima. Kas dar? Mūsų emocijos pavasarinės ir mūsų fizinės stovis ne visada atitinka. Emocijos atrodo, mes viską galėtum, bet visą laiką reikia atsižvelgti į mūsų fizinį, kaip aš jau išsakiau, kadangi pavasarį paūmėja mūsų chroninės lygos. Atrodo, kad viskas gerai, saulutė šviečia, o čia ir opa, čia ir bronchitas, čia ir, sakysim, chroninis plaučių uždegimas, kadangi labai ta gamta mums duoda visokių tokių įdomesnių dalykų, pavyzdžiui, oras keičiasi labai dažnai, ta radiacija, tų alergenų padaugėja, tai mums būtinai reikia vis dėlto atsižvelgti į tą mūsų fizinį būseną. Kas liečia dar, kadangi aš užsiminėjau psichologiją, psichiatriją, žinokit, pavasarį būna psichinių sutrikimų ir psichinių kažkokių ligų paūmėjimai.
vat, kas neatitinka. Atrodo, pavasarį viskas turi džiaugtis gamtos, nu viskas tvarkoja, saulutė būna šviečia dažniau ir, kaip sakoma, ir nuotaika turėtų būti geresnė. Ne. Kadangi organizmas, kaip aš jau ir sakiau, jis pajunta stresą, tas neatitikimas to fizinio ir emocinio statuso, būklės. Emocinė būklė viena, fizinė būklė kitokia. Ir mes šitą dalyką turim būtinai žinoti. Nu, kaip aš ir sakiau, kad kokie simptomai. Nu, apie odą pasakiau, apie alergenus, kad gali būti bronchialinė astma, gali būti bronchitas, virškinimo sutrikimai labai dažnai pavasarį būna, ir opas paūmėja, ir gastritai paūmėja. Į visą šitą dalyką mes turim atkreipti dėmesį. Aišku, labai dažnai miegas sutrinka, kadangi saulutė šviečia, melatoninas mažėja, o cirkadinis ciklas, čia yra miego, kuris reguliuoja, jis irgi gali sutrikti, būtent dėl saulutės. Užtat mes turim žinoti, kad visi šitie dalykai čia yra, kaip mes turim priimti, taip yra. Pavasarį organizmas turi persitvarkyti prie vasaros režimo. Su kuo mes, nors, sakysim, psichiniai sutrikimai būna ir rudenį gali būti paūmėti, bet būtent charakteringa, kad vis dėlto pavasarį. Ir save reikia saugoti. Kaip saugoti? Be abejo, mes turim turėti tam tikrą režimus. Režimas kas? Stengtis laiku eiti, užmigti, laiku atsikelti, daugiau aktyviau gyventi. Tai fizinis kažkoks ten, galima sportuoti, galima pasivaikščioti. Būtinai reikia atkreipti dėmesį į savo chroninius susirgimus, profilaktiškai, prevenciją, nueiti vieną, kaip sakoma, išną kartą nueiti pas gydytoją, pasitikrinti. Viskas šitie dalykai turi būti, jūs turit kaip priimti. Taip, aš turiu pavasarį, turiu save paruošti vasarai. Vasarą nenorisi nesirgti, vasarą norisi kuo daugiau laiko praleisti gamtoje, kuo daugiau, aišku, kur nors išvykti. Ir mes turim pasistengti visą šitą, pasiruošti pavasarį. Tai noriu tik tai pasakyti, kad mes vis dėlto patys šeimininkai savo sveikatos. O mūsų firma, kaip jūs žinot puikiai, turi priemonių nuo visokių sutrikimų. Ir jeigu jūs viską naudosit, kaip priklauso, aš manau, tikrai nebus jokių problemų. O nuotaika, jinai visą, aš sakau, nuotaika yra. Tik tai reikia fizinį mūsų stovą pritraukti prie mūsų geros nuotaikos. Tai jums pavasarinės nuotaikos, tokios stiprios sveikatos ir tikrai kuo daugiau džiaugsmo. Kadangi gera nuotaika, džiaugsmas, kažkokie smulkmenėliai tikrai atrodo, turi tokį gerą poveikį, tai reikia džiaugtis pačiam ir džiaugti visų, kurie aplink jūsų randasi žmonės. Tai ačiū labai už tai. Ačiū dar kartą. Svarbiausia, kad matytųsi, Aldona jau fotografuoja. Laimutė, atnešk vėliavėlę. Įtraukiam pilvus. Kokie gražūs visi. Gerai laikyti. Laimutė teikia. Laimutė teikia. Laimutė, kad tai neina, aš tai priimsiu. Aš jums pasakysiu, kad dar reikia. O vat to bandytų šitą. O to bus Labai prašyčiau nusirankyti, labai įdomu. Mėlyname
Алиса, прошу почитать. А tu paveikslavai čia? Pasakysiu 3 ir reikit visi čys. 1, 2, 3. Marmeladas. Dar kartą. 1, 2 ir 3. O, O geriau, va. Tai susireičiau. 1, 2, 3. O dabar biškai geriau. Bet dar penktą kartą. Dar penktą kartą. Garsiau. 1, 2, 3. Cheese! Ну,